Lapkričio 9 rytas, 6 valandos, pradeda skambėti aparatas, kurį nešioja moteris Inga ant kojos. Paskambina policija, kad jai nutrūko apykojis ir ją privalo nuvežti į Kauno VPK, nuimti jai tą suplyšusį ir uždėti kitą. Nes lapkričio 9 rytą suėjo būtent tas kardomosios priemonės suėmimo terminas, kur parašyta iki 9 dienos. Tai žodžiu, 6 atvažiuoja policijos ekipažas, išveža žmoną į VPK, pakeičia tenai apykoję. Galiausiai išsiaiškinom, kad nuims lygiai 12 valandą naktį. Tai laukiam 12 nakties. 12 nakties atvažiavo kiti policininkai, pareigūnai, budėtojai, nežinau kaip juos pavadinti. Neša konteinerį, išmesk, jeigu nepasims. Ir žodžiu, turėjom nemiegot, laukti. Atėjo į laiptinę, įsivedė, paėmė viską ir laiptinėj prie radiatoriaus atsirėmusi į radiatorių jai nuėmė apykoję. Ir išvažiavo. Tai va taip va dabar moteris Inga būna be apykojės, bet tom viskas nesibaigė. Taigi buvome padavę prašymą suteikti informaciją apie mūsų vaikus klinikose, kai buvo jie nugabenti per prievartą. Būtent tą teismo vadinamą dieną, kai buvo mus pagrobę ir nuvežę į klinikas. Norėjom gauti informaciją patvirtinančią, kad ir vaikai ten buvo atvežti ir mes buvom atvežti. Tai tenai sužinojome va tokį dalyką. Gerą dieną. Tai jūs dabar čia rašote, kad mes kaip tėvai negalime gauti apie savo vaikus informacijos. Pagal tai, ką mes turim, pagal teisinį reglamentavimą, taip yra. Dabar jų yra teisinis atstovas pastogė. Ir mes kaip gydymo įstaiga turime vadovautis nuo įstatymų. Tai mums tėvystės teisų nieks neatėmė. Jum yra globa priskirta. Mums nėra globos. Globa yra teisinis atstovas. Nes jūs informaciją galite gauti per pastogę. Kreipiantis, mums pastogė pateikė informaciją, kad jie yra šiuo metu teisinis atstovas. Pastogiai buvome pateikę dokumentą su reikalavimu pateikti visus medicininius tyrimus atliktus mūsų vaikais patvirtinančius dokumentus. Gavome atsakymą tokį. Tai va, aš negavau jokio konkretaus atsakymą iš jūsų ir nepagavau man reikalingos informacijos iš jūsų pateikta rugsėjo 26 dieną prašyme. Ta informacija, kokia buvo pateikta atsakymė jums, ir tokia pati ir lieka ta informacija, kad savo visus medicininius vaikų duomenis galite gauti e-sveikatoje. Mes negalime gauti e-sveikatoje, mes neturime teisės prieiti prie tos informacijos, nes mes nesame teisėti vaikų atstovai. Kol kas valdžia jums neribota, jūs patys žinot, kad tik tai teismai yra paduoti. Tada galiausiai
išėjus iš pastogės, nes dar buvo 10 minučių anksčiau iki 3, nes negaliu anksčiau 10 minučių užeiti su vaikais pasimatyti, tai einant į pasimatymą, naujas apsauginis, nauja tvarka, naujos taisyklės. Ir taip kiekvieną kartą, kai ateina naujas apsauginis ir ypač dabar va toksai papuolė, kuris norėjo mane sulaikyti. Ponas toksai. Dabar apsauginis prie durų mane pradėjo grasinti, kad rašys ant manęs raportą, kad aš ateinu nepasisveikinęs, nenuleidęs galvos. Jūs neverskite taip visai dalykus. Okay. Aš jūsų klausiu, kur jūs einate? Aš jums pasakiau, ar ne? Atėjo Vilčinskas. Davai pasimatymą. Einam į vidų? Taip. Aš jums pasakiau, kur einu? Tai aš jums pasakiau. Tai mes turime visą informaciją suteikti pirmiausia tenais. Tai čia jūsų problema. Jūs net nesustojate ir nubėgate. O kodėl aš turiu sustoti, jūs mane norite sulaikyti? Nesulaikyti. O ką daryti? O aš jumis paklausiu, kur einate, jūs pasakot, kur? Mes paskambinam į šitą skyrių, į kurį jūs einate. O kur yra šitas informacinis toksai, kas mane supažindina su tokia tvarka? Jeigu aš jumis klausiu, vadinasi, jūs man turite atsakyti ir jeigu sakau palaukite, tai vadinasi, jūs neturite bėgti, o turi sustoti. Aš neturiu laiko laukti. Ir mano informaciją visą paskiau išklausyti. Ai, taip, ne? Taip. Žinote, aš jau čia jūs naujas, tai jūsų daug ateina. Ne visai naujas ponas. Prašau, žiūrėkite. Nu, aš ne ponas, žinokit. Tai va, tai jūs man grasinot, kad rašysit raportą. Negrasinu, tik pasakau, kad aš nėra to raštą parašyti. Ai, nepaklausau. Ai, nepaklausau. Jūsų taisyklė. O kur jūsų taisyklės yra įvardytos šitos? Šitas taisyklės, žodžiu mes sakome. Ne, tai jūs Jūs tarpusavį. turite, įeidamas į šitą pastatą, jūs turite... Kur tai parašyta? Kur tai parašyta? Jūs turėjau šitą informacinę jau visą. Nu, aš tokios informacijos neturiu. Man niekas jos nesuteikia, žinau. Aš jums turiu suteikti. Nu, jūs nesate. O jūs nubėgate, aš neturiu ką nesuteikti. O aš jūsų nepažįstu, kas jūs toks. Tai va. Tokie įvykiai. Lapkričio 10 vakarinis įsiskyrimas su vaikais, kuriems namuose, kaip teigia vaikų teisės, yra pavojus gyvybei, sveikatai. Tai čia dabar... Man yra toksai nurodymas, žinokit, bet taip sako, kad jūs Dabar jums geriau, ne nuo to, kad jūs dabar rimtai negeriau. Tai čia jums geriau, man atrodo. Nu ir šitas konfliktas traumuojantis vaikus vyko dėl to, kad pastogės darbuotoja gavo tokį nurodymą, kaip jinai teigia, kuris draudžia vaikam būnant kieme, atsisveikinant su tėčiu, užlipti ant suoliuko ir pamojuoti rankelę, kaip daro dažnai. Tai va, gavo naujas taisyklės šiandien, vaikučius patraumuot turbūt, aš taip suprantu, mane patraumuot. Nu, jam tikrai gerai sekasi, tikrai. Labai moka savo darbą dirbti, tikrai už tai galima būtų jaučiu duoti ir kokį medalį už tokias pastangas vaikų geroviai. Ir kaip ten sakė, jų tikslas sugrąžinti vaikus į šeimą, rūpintis jais, paimtais iš nesaugios aplinkos. Nors, kaip juos iš mūsų paėmė, jie buvo visiškai sveiki. O nuo to laiko, kai jie yra pastogėje, jau jie buvo 2 kartus hospitalizuoti, apdirbinėjo jos apie 10 specialistų, daro tyrimus, rezultatus. Žodžiu, nustato ekspertai tai, ką jam reikia ir pradeda gydyti. Ir žodžiu, dar mūsų apkaltino, norėjo, kad apendicitas galimai dėl mūsų, nes mes į pasimatymą atsinešam galimai nesveiką maistą. Tai vat kaip tik šiandien vaikai sakė, kad juos maitina maistu šildytų mikrobanginiai. Būtent, pabrėšiu dar.
prie to pačio. Tai tiek. Ačiū visiems, kas padedat mums. Tikrai be jūsų palaikymo mes nieko nebūtume galėję sau leisti to padaryti, ką esame dabar padarę. Nes dar be viso šito žmona įsidarbino. Ir tokia sena skola nuo PSD, kadangi jinai neturėjo vaikų, tai jai skaičiavo PSD, priskaičiavo 2500 eurų. Tai paskui ten susitvarkė, panaikino tą PSD, bet antstolė jau netoli metų laiko negali panaikinti tos skolos. Ir dabar žmonai pervestas pirmas tas maksiminis atlyginimas, į kurį nuėjo dirbti vien tik tai tam, kad galėtų oficialiai parodyti, kad dirba, nors namuose dirbdama galėtų daugiau uždirbti ir uždirbdavo daugiau. Bet kadangi reikia taip tokios taisyklės, tai jinai ėjo dar atidirbinėjo už tai, kad su vaiku ligoninėje gulėjo. Ir atidirbinėjo ir čia dirbo po 13 valandų, 4 dirba, 4 laisva, negalėjo su vaikais matytis, terorizavo būdėseną, neleido ten, sakė, gausi nuobaudą, eisi į kalėjimą, neleido dirbti. Žodžiu, ir finale uždirbo tos taip vadinimus atlyginimus ir dabar negali jais disponuoti, nes antstoliai jau metai laiko vilkina nuimti areštą, kurio realiai net nėra, nes sodra jį panaikino, bet antstolė dar vis jai reikia. Jai sakė, negalioja, kad sodra jai panaikino, bet todėl Tai įsivaizduokit, dabar jeigu būtumėt ar šiaip logiškai paėmus situaciją, papuolat į situaciją, kai iš jūsų paima vaikus ir reikalauja, kad eitumėt dirbti, įsidarbinti, į kursus eiti, į pasimatymus su vaikais eiti. Ir jūs, pavyzdžiui, dviese uždirbate, tebūnie po 1000 eurų, gaunasi 2000 eurų, samdotės advokatą, sumokate 2000 eurų ir taip kiekvieną mėnesį dirbat ant advokato, skolos kaupėsi ir paskui jūs išmeta iš darbo, nes labai dažnai darbo neateinat, nes jūs turite į visokius ten užsiėmimus, į pasimatymus ir viso kita. Žodžiu, šansų jokių nėra. Santaupų jeigu nėra, tai tada viskas aišku, ne, šitoj vietoj kas būtų. Bet tai norim pasakyti, kad mūsų atveju, kaip yra žmonės, kurie mums padėjo, tai tas palaikymas ir gerumas tikrai be jo mes nebūtume jaučiu niekaip čia įsisukę. Ir jeigu mes visi vieni kitus taip palaikytume, tai manau, kad mes daug ko pasiektume ir galbūt ką nors net ir išeitų pakeisti į gerąją pusę. Bet kol kas dauguma žmonių žiūri televizorių ir žino viską, kas vyksta televizoriui. O kas vyksta realybėj, žmonės neturi laiko sužinoti, man taip atrodo. Arba nenori to žinoti. Tai tokie reikalai. Dar kartą ačiū visiems, kas padėjot. Kas galite, tai padėkite. Čia yra nurodyta mūsų sąskaitai, kurią galite paaukoti mums. Ir suteikti mums tą galimybę tęsti tą ilgą kovą. Ir tikėtis, kad visi vadovaujasi teisės aktais ir savo veiksmus visi atsakys teisės aktų numatyta tvarka, kaip ir mes atsakėme už savo veiksmus. Taip vadinama teisės aktų tvarka,
neatsižvelgiant į tai, kad viskas buvo padaryta neteisėtai, bet, kaip sakyt, teisybė vis tiek viską atstatys į vietas ir vėl viskas bus gerai. Tai tiek šiandien. Kitą savaitę parinksiu medžiagą, turbūt planuoju dėti visą laiką medžiagą savaitgaliais, nes paprastom dienom tai nebelieka laiko darbo dienom, nes laiko yra nuo 8 iki 1, iki 2, šiaip tai iki 12, nes po 12 jau paskui pietus, po pietų reikia ruoštis į pasimatymą pas vaikus važiuoti, žodžiu, jau nedarbingumas toksai prasideda, o paskui pasimatymas būna iki 5 ir jau paskui, kaip jau ir nieko nebelieka, tai ką ryte spėjai pasidaryti, tai vakare dar darai, ryte perdarai, veži, priduodi, tai dar šiandien pridaviau 2 dokumentus į apygardos, į apylinkės teismą, kad apylinkės teismas bylos nagrinėjimą atidėtų, nes logiškai negali mūsų teisti už tai, už ką nesame nuteisti, nes kad mus galėtų teisti, kad pagrobėm savo vaikus, tai jie turėtų turėti įsigaliojusią teismo nutartį, kurioje mes esame apkaltinti kažkuom tai ten, žodžiu, ta nutartis dar yra procese, tai jinai dar negalioja, todėl tas teismas negali mūsų nuteisti pagal tai, kas kol dar nėra užbaigtas procesas. Tai tai parašėm tokį, kad atidėtų, o apygardos teisme, kur yra raštas, kad panaikintų tą nutartį, gegužės 30, tai papildėm informaciją, faktinės aplinkybės įrodančias, kad ieškovo šalis pagrobė, priverstinai padangino ieškovą būtent teisminio proceso dieną, kai buvo priimtas nutartis paimti vaikus iš tėvų, kuri negalėjo būti išduota teismo, kad atlikti tai, kas yra numatyta Lietuvos aukščiausio teismo sprendime. Tai tas teismas vyks gruodžio 12, 14 val. Kauno apygardos teisme. Procesas vyks rašytinio proceso tvarka. Mes ten nedalyvausim, nors prašysim, kad būtų galima atvykti, dalyvauti žodinėme procese. Bandysim, bet kaip ten bus, nežinom. Dabar kitas dar dalykas, kitą savaitę 14:10 val. Ryto Pastogėje turėsime susitikimą su vaikų teisėm dėl galimybės vaikams suteikti galimybę grįžti pas tėvus į saugią aplinką. Tai mes tiesiog norėsim, kad jos grąžintų. Jeigu jie nesutiks mums jų grąžinti, tai mes reikalausime pateikti konkrečias aplinkybės faktinės ir priežastis, dėl ko jie negali grįžti į šeimą. Jeigu jie negalės pilnai atsakyti ar kažkaip tai atsakyti, vengti, išvengti, žodžiu, asmuo priėmė sprendimą negrąžinti, ar grupė asmenų priėmė sprendimą negrąžinti mums vaikų, prisiims asmeninę atsakomybę tolimesnėje šio įvykio eigoje. Tai tiek. Šią savaitgalį bandysim atpalaiduoti, nors kaip nors dabar jau su žmona galim išeiti lauką po 5 kartų, po vieną nevaikštom. Tai gal bandysim kur nueiti į mišką pasivaikščioti, ar nežinau, bele kur, į gamtą, nes, žodžiu, tokie reikalai, tai linkim visiems gero savaitgalio. Ačiū už dėmesį, laukite žinių.
Tai tiek viso.